Bažnyčioje būdavo atlaidai, neprisimenu, kokie atlaidai toj bažnyčiai. Kada eidavo į Golgotos kalną kryžių, ten ir dabar yra tas kryžiaus kelias. Tai toj bažnyčioje prasidėdavo, o baigdavosi Jeruzalėje, kitoj bažnyčioje, bet viską reikėdavo apeitas. Tai čia jos būtent prie Neries stovi, išėję iš bažnyčios ir eidavo ten kartais ir kavalierių susirasdavo, paskiau ir apsivesdavo ir panašiai. Ir jos šventadieniškai apsirengė, bet tai nėra ponios. Ponios turėtų būti... Čia tos, kaip lietuviškai, nežinau, čepčiakai tokie, tarnaičių specifinis, jas iš karto atskirdavo. Ponia tokio ant galvos neužsidės ir tokių sarafanų, taip sakant, nenešios, bet tarnaičių mada buvo. Jos negalėdavo nusipirkti, negaudavo tiek algos, kad galėtų kažką tai prašmatnaus pirkti. Ir jos, matyt, čia laukia gal draugių, su kuriuom arba laukia, kol išeis procesija iš bažnyčios ir su procesija tada formuodavo procesijos grupės ten arba eidavo į atlaidus tuos, iš kažkur tai atvažiavę, sakykime, tarkim, iš kažkokios Kernavės galbūt. Čia buvo labai svarbus atlaidai. Eidavo būriai, vesdavo kunigas arba specialiai ten koks nors zakristijonas ar vargonininkas, juos visus ir eidavo dažniausia Vilniuje per Žaliąjį tiltą į kitą pusę Neries. Ten paskiau nuo Žaliojo tilto nebuvo iki pat šito Jeruzalės, nebuvo jokio tilto. Tuo metu tik tai valtininkai galėjo perkelti. Plaukdavo garlaivis iki Verkių, bet garlaivių neplauksi, visų pirma jie maži, ten tilpdavo kokią 20 žmonių tik tai. Kitas dalykas, bilietai brangus buvo labai, tarnaitės taip savo negalėjo leisti tą padaryti, tai eidavo pėsti. Ir šičia laukia, kol ateis daugiau iš bažnyčios, išeis kartu atėję. Žvalgosi į Nerį, antroji pusė yra pirmas pliažas, dabartinis. Ir maždaug tiek galima pasakyti apie tą nuotrauką. Čia prekyba vyko ten, kur yra Antokolskio gatvė, Žydų gatvė, tas trikampis ir tas garsus restoranas, aš pamiršau kaip jis. Šitoj vietoj buvo turgus. Ir šičia prekiaudavo ir tose gatvėse, nebūtinai konkrečiai šičia, bet šičia turgus buvo speciali būdelė, būdavo policininkas, kad gink Dieve neapvogtų, kad mušdavosi už vietą ten, ir panašiai. Tuose turguose buvo viskas. Yra ir aprašyta, kaip tenai, kas būdavo, kuo prekiaudavo ir panašiai. Aš tokią knygelę esu iš lenkų kalbos išvertęs, būtent apie tą turgų. O Žydų rajone, tai ten galėdavo nusivesti į 10 kiemą, kur ten kažkas tai yra. O čia dažniausia gėlininkės, tai nebūtinai viskas vaistažolės, bet dažniausia prekiaudavo vaistažolėmis. Ten kokiais ramunėliais, mėtom, surinkta kažkur tai laukuose, miškuose ir panašiai. Vaistai brangiai labai kainavo, gydytojai mokami ir žmonės gydydavosi žolelėm daugiausia. Tai tas turgus buvo reikalingas. Ir dažnai turgus būdavo kur nors prie bažnyčios, prie įėjimo. Bet matosi, kaip moteris rengėsi
valstietės, čiagi iš kaimų suvažiuodavo, sueidavo pėsčios, panašiai. Ir ten jau vieną perka, matosi, kad neturtingai, kaimietiška apranga visų. Miestietės taip nevaikščioja, visai kitaip rengdavosi. Dominikonų bažnyčia už centrinio altoriaus, va šitos iš kitos pusės centrinio altoriaus, kaip įeini į tą bažnyčią, pro altorių reikia praeiti ir ten va šitą erdvę ir Bulhakas čia nufotografavo neplačiakampis objektyvas. Jisai turėjo paprastą objektyvą, bet fotografavimo taškas labai įdomi. Jis yra padaręs 2 nuotraukas, skiriasi viena nuo kitos kažkiek tai, bet nelabai daug. Paskiau tas nuotraukas yra pakartojęs toks fotografas Mockus, jau po karo. Viena iš nuotraukų. Pirmas Vilniaus albumas, kuris yra išleistas 57 kelintais metais. Tam albume yra ne Bulhako, bet Mockaus fotografija. Labai įdomus toks pažiūrėjimas, truputį sudaro įspūdį, kaip skrydis į dangų būtų. Per tą tu gali pakliūti kažkur tai, ar į skaistyklą, ar į dangų. Nu, į peklą turėtų kitaip būti. Taip kad Bulhakas labai gerai ir architektūrą fotografavo, pasigi nėra griūvančių kadrų. Jei kolonos, tai stovinčios kaip reikalas, jeigu, nu, išskyrus šitą jam padarė įspūdį labai didelį, kada jis nufotografavo. Kudirkos aikštėje stovėjo koplytėlė rusų kareiviam. Šičia vat buvo tos marmurinės plytos, kurios žuvusių kare su Napoleonu šičia Vilniaus apylinkėse ir Lietuvos ir toliau. Tai buvo visos pavardės surašytos. Čia yra 19 metai. Bolševikai Vilnių užėmė, buvo su šitogi, kaipgi to, vadas, Kapsukas, Mickevičiaus Kapsukas. Griauna šitą koplyčią, ten viduje nieko nebuvo. Ir paskiau va šitas plytas išvežė į Leningradą, apvertė ir ant kitos pusės žuvusius per revoliuciją bolševikus surašė. Tai va, ir čia kas įdomu, kad toj bažnyčioje vykdavo pravoslavų mišios ir Čarkovskis savo knygelėje aprašo apie tai, kad juos Vilniaus gimnazistus vesdavo į tenai, jie sustodavę, būdavo atidarytos durys tos koplyčios ir ten popas laikydavo mišias. Ir dargi būdavo, kad jeigu tas nusikalsta kažkuris gimnazistas, tai tada čia viešai jam skirdavo kažkiek tai lazdų.